Merginai, pergalė yra įprotis. Mes esame įpratę nugalėti. Negali būti kitaip. Šitai komandai niekada negalim pralošti. Niekada. Numirti aikštėje, ką nori darykit, bet turim grįžti su 3 taškais. Davai, susikaupiam porą sekundžių. Davai, einam. Davai, viens už kitą, davai. Nepaliekam nieko ten aikštėje. Davai, perplėšiam, davai. 3, 2, 3, 1. Panevėžio Ekrano jaunimo komanda po dramatiškos kovos išvykoje palaužė Žalgirio dublerius ir toliau išlaiko lyderių pozicijas čempionate. Kaip ir pagrindinių komandų susitikime, mačo baigtį nulėmė įvartis per pridėtą laiką. Pirmieji rungtynėse į priekį išsiveržė mėlynai raudoni, kuomet 56 minutę pasižymėjo Edvardas Tamulevičius. Tačiau 79 minutę rezultatą šeimininkai išlygino ir ekraniečių siekiams iškovoti pergalę iškilo rimta grėsmė. Vaikinai pakilo į galingą varžovų vartų šturmą ir galiausiai trečiąją pridėto laiko minutę Edvardas Tamulevičius sulaukė Aivaro Meškinio perdavimo iš krašto ir pasiuntė kamuolį į vartų tinklą. Po mačo su Žalgirio rezervu 2 kartus pasižymėjęs puolėjas tapo rezultatyviausių čempionato žaidėjų ir vienu įvarčiu aplenkė 18 kartų pasižymėjusi komandos draugą Roką Stanulevičių. Sezono pabaiga, norisi užlipti ant pakilos pirmos vietos, tai nebėra kur traukti, jau žaidėjai iki pat galo, kol numirsi arba nežinau, kas atsitiks. Tai taip ir žaidėm šiandien. Rungtynės buvo, tokios klampios, sunkios, sakyk, galbūt slegia ta įtampa, visgi sezono pabaiga, kol kas esat lyderiai, iš paskos vejasi, Atlantas slegia galbūt kažkiek ta įtampa? Tai aš kažkiek slegia psichologiškai. Žinai, kad reikia būtinai laimėti, negali jau suklysti viskas. Tai šiek tiek aišku slegia, bet tai susitvarkam kažkaip, dar ištraukiam. Tikiuosi, kitas rungtynės viskas gerai, bus su Atlantu žaisim tikrai. Man atrodo, bus koncentracija, viskas, bus kaip finalas. Jeigu laimėsim, manau, bus viskas aišku čempionate.